Ši paroda suruošta tam, kad atžymėti Čiurlionio 150 metų ir mūsų ekspedicijos ir pirmų viršūnių įvardyjimą 64 metais, tai 60 metų, kur pernai suėjo. Ta idėja kilo tais 64 metais. Gavom iš sporto komiteto, iš Žalgirio finansavimą, palaikymą, kad nuvažiuoti į rajoną, ten, kur yra dar neįkoptų viršūnių. Jeigu niekas yra nepabuvojęs, tai kai pirmas užlipi, pavadini jau vardu, kokio nori, aišku. Tai buvom nusprendę padaryti Lietuvos viršūnę. Ir mes išvykom į Dušanbę 5 paras, traukiniu važiavom, paskui 3 paras sunkvežimiais iki pat tos vietos, kur sueina Afganistanas, Indija, Pakistanas, maždaug čia viskas tam taške. Įsikūrėm ir pradėjom žiūrėti. Aišku, į dar keletą viršūnių reikėjo kaip treniruotinę padaryti. Ir įkopėm, pavadinom Čiurlioniu ir Donelaičio. O Lietuvą jau vėliau po šitų viršūnių įgavom fizinį tokį pasiruošimą, geresnį aklimatizaciją ir įveikėm virš 6000 aukščio viršūnę, kuri buvo pavadinta Lietuva. Ir sėkmingai grįžom į Lietuvą, turėdami jau neatsilikę nuo Latvių ir Estų, kurie turėjo 63 įkopę į bevardės ir pavadinę savo respublikos vardais. Daug kas klausinėja, sako, su kokiuo čia aparatu pats fotografavai. Labai paprastu Zenit 3M su Industar objektyvu, bet buvo labai gera vokiška juosta, mažo jautrumo ir už tai didini ir visi galvoja, kad čia iš plačios juostos. Visą laiką turi tampyti aparatą ant kaklo, nes jeigu kuprinėje, tai praktiškai jau nenufotografuosi kartu kalnus ir žmonės. Sustoji, tai visi sustoja ir jeigu poilsis koks nors. Ir tada išsiima aparatus ir visi fotografuoja peizažus, vaizdus, bet pačio kopimo būna, tai mano fotografijose iš šitų visų 10 dalyvavusių ekspedicijoje, tai daugiausiai yra, kur figūruoja ir pats procesas kopimo. Šitą parodą dabar mes galime pamatyti Prospekto galerijoje. Prašau atvykti, pasižiūrėti.